Laba, mes vėl Canvoje. Ir šiandien aš norėčiau parodyti, kaip sukurti reklaminį skelbimą ar komercinį pasiūlymą, nesvarbu, kaip mes pavadinsim, ar kažkokį tai kvietimą į kažkokį tai renginį, ar kvietimą į mokymus, žodžiu skelbimas. Ir mes paieškoje ieškome reklaminis skelbimas. Aš jau čia bandžiau ieškoti, tai bet iš karto pas mane ir išmeta šiuos paieškos žodžius. Taip. Ir dabar mes ieškome šablonų. Kokie tai galėtų būti šablonai ir apie ką. Žiūrim šitą, čia nemokami. Aha, čia yra net keli variantai. Pasirenkam šitą galbūt. Gaivus startas su vitaminu C. Čia turbūt prie sveikos gyvensenos, kas dirba su maisto papildais, tai, gali būti ir šis. Aš tiesiog čia nieko nebekeisiu, bet aš noriu vieną dalyką pasakyti, kurį sužinojau, kai lankiau Canva kursus ir grafikos dizaineriai tiesiog papasakojo, kaip į ką atkreipti dėmesį, kuriant reklaminius skelbimus ar komercinius pasiūlymus. Bet aš manau, kad galbūt ši taisyklė galioja ir kitam vizualui ar kitoms vizualinėms žinutėms, kuriomis mes dalinamės savo socialiniuose tinkluose ar storiuose, ar reelsuose, ar postuose. Tai tiesiog noriu aš pasidalinti tą grafikos dizainerio žinute. Pirmiausia, mes sukuriam savo dizainą ir kaip patikrinti, kad viskas yra tvarkoje. Principe mes, kai kuriam, tai jau mūsų akys pripranta ir atrodo, kad čia viskas pagal taisyklės, viskas yra gerai, čia viskas turi būti čiki-piki. Bet yra toks testavimo būdas. Reikia atsitraukti 5 žingsnius nuo šio paveikslėlio, nuo kompiuterio ekrano ir užsimerkti. Po to staigiai reikia atsimerkti ir kas pirmiausia krenta į akis. Kas pirmiausia krenta į akis, ten turi būti pagrindinė žinutė. Ir jeigu dabar aš atsitrauksiu, grafikos dizainerių kurtas šablonas, tai jau čia bus viskas taisyklinga, bet aš pabandysiu šį metodą pratestuoti ir tiesiog atsitraukiu 5 žingsnius, užsimerkiu ir staigiai atsimerkiu. Kas man pirmiausia krenta į akis? Man pirmiausia krenta į akis užrašas. Gaivus startas ir taip toliau. Fresh start. Tai, čia taisyklingai sukurtas reklaminis skelbimas. Vėlgi mes galim pasinaudoti ir čia visą tekstą pakeisti, kas mums reikalinga ir naudoti savo veikloje. Dabar galbūt pasižiūrim, kas yra dar pasiūlymuose. Bet čia šablonai A4 formato, bet reiktų mums gal pasižiūrėti šablono kvadratinės formos. Čia būtų Instagram posto forma. Ir dabar čia vėlgi tas pats variantas, nauji ledai. Ir atsitraukus 5 žingsnius, užsimerkus ir staigiai atsimerkus, į akis man krenta nauji ledai. New ice cream. Ir dabar galim pasižiūrėti, ką mes dar galim rasti. Čia mes padarykim baltą foną, kad būtų paprasčiau. Ir vėlgi, jeigu mes, pavyzdžiui, turim savo kažkokį tai produktą, bet neturim profesionalių nuotraukų, tai mes galim pabandyti paieškoti, kur nuotraukos. Ir jeigu mes suvesim, tarkim, spurgos.
ir mums iškrenta labai daug pasiūlymų su spurgomis, ar ne? Ir, vat, pavyzdžiui, aišku, čia su karūnėle profams, bet galima rasti ir, va. Aha, čia yra su fonu, mes galime išdidinti, bet šiaip tai galima paieškoti ir be fono. Nuotrauka be fono, vat, pavyzdžiui, čia yra spurga. Na, pagrindė tai yra su karūnėlė, tai yra proversijai. Taip, dabar aš čia mačiau spurgą, gražią spurgą, va, ji yra viena spurga be jokio fono ir mes tiesiog vėlgi galim parinkti foną per fono paieškos funkciją ir mes kokį foną galim. Na, tiesiog netgi paprasčiausia galim eiti į spalvas, fono spalva ir kokia galėtų būti, kuris skatina apetitą spalva. Čia jau reiktų pasižiūrėti spalvų filosofijos ir į tai atsižvelgti, nes vėlgi tam tikros spalvos skatina apetitą, tam tikros spalvos rodo, kad nenori valgyti. Na ir dabar uždedam antraštę naujiena. Na, antraštės turi būti taip pat užkabinančios, tai aš, teksto spalva, mes dabar žiūrim pagal tai, ką mes turim, būtent šios nuotraukos, šios spurgos spalvos, tai aš galvoju, kad reiktų vadovautis jomis, bet reiktų, kad būtų matomas užrašas, ta antraštė, galbūt dar čia mes ir kokį šauktuką uždedam ir galim paredaguoti efektai, pabandom pasižiūrėti, naujiena. Ir tai gali būti dar didesnis šriftas. Na, mes savo kepyklėlėje iškepėm naujovišką spurgą. Tai aš manau, kad irgi atsitraukus 5 žingsnius, užsimerkus ir staigiai atsimerkus, krenta į akis ir spurga, ir naujiena. Trumpai ir aiškiai, be jokių ten įmantrybių. Na, aišku, čia tam reklaminiam skelbime turėtų būti dar tekstas, kur tai galima rasti, ar netgi kiek tai kainuoja. Na, čia jau kūrybinis toliau procesas, aš prie to nesustosiu. Mano tikslas atskleisti būtent tos grafikos dizainerės tą žinutę, į ką reikia atkreipti dėmesį. Na, toliau, ką mes galim, čia panaikinam irgi, padarom baltą. Toliau, ką mes galim, na, jeigu ieškom, na, tarkim, kokio kosmetika. Vėlgi yra labai daug pasiūlymų ir yra netgi buteliukai yra be užrašų, tai tiesiog net galima pasinaudoti ir savo užrašus uždėti. Na, pavyzdžiui, čia padidinam nuotrauką, išdidinam per visą kvadratą. Padarom taip, kad matytųsi šitas. Taip. Na va. Ir dabar mes galim netgi uždėti užrašą, tekstą ant šito buteliuko. Tai mes einam į elementus, randam formos, einam į formas, na, iš karto galima dėti apskritimą. tą apskritimą mes sumažiname iki tokio dydžio, kad jisai tilptų ant to buteliuko. Ir dabar dar galime paryškinti tą apskritimą. Tai apskritimą, tiesiog vėlgi, jeigu mes nerandame tokio, tai reikia ieškoti
apskritimas. Va. Ir mums išmeta įvairiausių grafikoje naudojamų apskritimų. Mes pasirenkam, kuris mums labiausiai tinka. Aišku, yra apskritimų, kurių jau negalima keisti spalvų, bet yra apskritimų, kurie yra va tiesiog juodi ir mes galime pakeisti to apskritimo spalvą. Tai bus kaip ir įrėminimas. Ir galim panaudoti būtent šios nuotraukos spalvą, kad neiškristi iš konteksto. Dabar galim toliau mes uždėti tekstą, užrašą, kas tai yra per produktas. Na, galim rašyti serumas. Taip, sumažinam šriftą, dedam ant buteliuko, va, mes turim savo produktą. Ir čia, aišku, galima dar kažką tai įrašyti ar panašiai. Na ir kas tai per dalykas. Taip, rūpinkis savo veido odą. Na, toks reklaminis skelbimas. Reklaminis šaukinys. Vėlgi mes pasižiūrim savo, kokį norim šriftą. Šiaip tai jeigu mes jau turim susikūrę savo brand kitą, tai tenais mes jau pasirinkę, kokias mes spalvas naudojam pagrindinės, kokį šriftą ir kokius kelis šriftus mes naudojam. Bet dabar aš tiesiog rodau, jeigu nėra to brand kito, tai tiesiog žiūrėti, kas labiausiai tinka ar patinka konkrečiu atveju. Taip, dabar mes vėlgi pasirenkam spalvą. Ir pasirenkam spalvą, čia yra juoda, mes pasirenkam iš šių pasiūlytų, šią galbūt ryškiausia, ji buteliuko būtent spalva, užrašas buteliuko spalvos. Taip, mes dar tą ratuko mes nepasirinkom, apskritimas rudas, taip, o mes tą serumo ratuko, kokią mes čia spalvą, ar mes rinkomės dabar, ne, nesirinkom, va šitą. Vat, dabar mes uždedam, va. Tas ratukas yra žiedlapių spalvos ir gaunasi taip, kad pas mus visas spalvinis derinys viskas yra suderinta, gražu, kultūringa. Na, žiūrim kitą kokį variantą. Online kursas, ar ne? Pasižiūrim, ką mes galim iš online kurso. Va, nemokamas, va, šitas online kursas. Taip, čia irgi rašom online kurso pavadinimą. Čia yra, kodėl rinktis būtent šį kursą, vardas, pavardė, čia kaina, na, žodžiu, visa informacija. Dabar norėjau atkreipti dėmesį, turbūt pastebėjot ir Facebook'e, ir kituose socialiniuose tinkluose reklaminiai skelbimai yra būtent labai naudojamas šis, kaip aš vadinu, bliūrinimas. Tai yra toks truputėlį užtamsinimas apačioje nuotraukos ir ten rašomas tekstas. Tai, nes jeigu būtų, tarkim, tekstas rašomas paprasčiausiai ant to megztinio, tai, na, jis kažkaip tai ten mirga marga ir nelabai ryšku. O ant šito bliūrinimo tai yra ženkliai ryškiau ir toks, na, gražus gaunasi dizainas. Tai dabar norėčiau parodyti, kur galima rasti šį dalyką. Na ir pridedam puslapį, gal parodysiu, kaip sukurti savo, tarkim, kažkokį tai dizainą. Taip, mes pasirenkam nuotraukos spalvą. Kokią mes čia galim pasirinkti. Na, gal šitą, man jinai patinka, taip. Dabar įkelti, tarkim, savo kažkokią tai nuotrauką, na, aš ką turiu po ranka, tą ir keliu, naudoju. Dabar norėjau dar pasakyti vieną dalyką, kad
Panaikinti nuotraukos foną galima, būtent Canvoje galima mokamoj programoje, mokamoj versijoje, na, bet anksčiau, kaip aš turėjau nemokamą versiją, tai aš naudojausi, nepamenu, ar InShot, ar kažkokia tai kita programėlė, kur tenais panaikindavau nuotraukos foną ir tada jau tik tais figūrą įkeldavau į Canvą ir tada naudojau. Tai čia jau toks per aplinkui ėjimas, bet čia yra, jeigu mokama versija, paprasčiausias variantas, tada paspaudžiam ant nuotraukos, spaudžiam redaguoti nuotrauką, einam magijos studiją ir mums panaikina mūsų nuotraukos foną. Mes liekame ant pasirinkto bendrojo fono. Dabar apie tą bliūrinimą. Mes einam į elementai ir mes einame ieškome grafiką. Ieškome grafiką ir ieškome perėjimas. Taip, žiūrėti viską. Ir čia yra daug įvairiausių pasirinkimų. Aišku, daug kas yra su mokama versija, bet yra ir nemokamos. Ir pavyzdžiui, mums galbūt, spalvinė gama gal ne visai tiktų, bet čia reiktų kažką tai ir, paieškoti daugiau, bet dabar aš tiesiog kaip pavyzdį parodysiu šitą. Na ir mes matome, koks yra šis elementas, kurį mes galime panaudoti būtent savo reklaminiam. Taip, aš biškį nuotrauką nuleisiu, nes nukirstos kojos atrodo. Ir galima netgi, kad būtų ryškesnis, galima padvigubinti, padubliuoti, patrigubinti. Tai 3 net šitie elementai vienas ant kito ir automatiškai gaunasi toks labai gražus tas perėjimas į nuotrauką. Na ir kada mes jau dedame kažkokį tai tekstą, įtraukiame antraštę, automatiškai ta antraštė, jeigu mes nuleidžiame žemyn, ji ženkliai ryškesnė, negu kad ji būtų tiesiogiai ant nuotraukos. Tai ir automatiškai, aišku, mes užpildome visą šitą nuotrauką tekstu, tam tikrų turinių ir panaudojame tą metodą, kur labiausiai krenta dėmesys. Na, aš tiesiog norėjau parodyti šį kartą būtent tai, kad sukurti savo reklaminį skelbimą reikia, pagrindinė mano žinutė, kad sukurti savo reklaminį skelbimą ar komercinį pasiūlymą, taip, kad atsižvelgiant į grafikos dizainerių pasiūlytą metodą, kaip patikrinti, ar teisingai sukūrėme savo pranešimą. Na, tai tiek buvo žinutės ir linkiu jums sėkmingai kurti savo vizualus.